prajuokink mane scenoje Vilnietį Mantą Stonkų iš Plungės. Natė. Labas vakaras, Mantai. Matau iš tavo jaudulio, kad pirmą kartą scenoje. Labas vakaras, Sololo. Labas vakaras... Violeta vardas. Violeta. Mes turim iš tikrųjų daugybę klausimų, nes žinot žmogų, kuris yra iš Vilniaus, bet kažkodėl iš Plungės. Taip. Ar esi žemaitis, ar daugiau jau Vilnietis? Tuteišas. Taip. O šiaip kiekvienas Vilnietis privalo žinot lenkų kalbą. Nežinau. Tai koks tu Vilnietis? O linguoji tu kodėl? Girtas. Mantas Stonkus bandys prajuokinti mūsų komisiją, ar tu pasiruošęs, Mantai? Taip, pasiruošęs. Tuomet tavo laikas prasideda jau dabar. Aš žinau, kad aš labai rizikuoju, kad jūsų gali tai neprajuokinti, bet aš pabandysiu. Atsiprašau, susijuokiau. Atsiprašau. Yra Vitalijus Sololo. Visgi Manto rizika pasitvirtino ir Vitalijus Sololo pratrūko jau 29 sekundę. Sveikiname Mantą, laimėjusi 100 litų. Jeigu tai viskas, kas buvo tavo programoje, nerizikuok. Bet tai buvo neįprastas toks reikalas, galiu man tai pasakyti. Ar tu turi dar ko nors, jeigu jau prakalbame apie tai? Turiu. Man atrodo, kad tuomet imkime antrą minutę, tiesa, Mantai? Važiuojam. Tavo laikas prasideda dabar. Aš visą laiką norėjau, kai buvau mažas, dirbti Palangoje muzikantų kaviniai. Ir kodėl tai buvo? Todėl, kad aš galvoju, kad aš mokėčiau dainuoti taip kaip jie. Tai aš, įsivaizduokit, esu muzikantas Palangoje. Tai tikrai Palangoj susirinko širdelės mūsų, kur tu eini tenai. Hey, apkabink ir pabučiuok draugužę savo. Tai tikrai mes mylim. Na, ar jūs mylit savo? Vitalijus Sololo 34 sekundę susiekiau, tai reiškia, kad Mantas Stonkus laimi jau antrą 100 litų. Pasveikinkime jį. Jisai reikalauja šypseną, taip negalima. Jis turi prajuokinti, jisai traukia iš mūsų ją. O tai dar įsivaizduok, Vitalijau, jeigu jisai būtų dainavęs kokias garsiosios grupės Rūki Vėr kokią dainą. Tai gerai, geriau negu Katunskytė. Nes aš įsivaizduoju, kad jūs užantį turite ir Katunskytės pasirodymą. Ne, neturiu, nes aš nemoku mėgdžiot vyrų. Mantai, jeigu tu imsi trečiąją minutę ir bandysi prajuokinti mūsų komisiją ir tau pavyks, tu laimėsi 300 litų. Jeigu nepavyks, tu sudeginsi jau turimus 200. Nu, aš pabandysiu. Gal pavyks. Mantas Stonkus ima trečiąją minutę ir jo laikas prasideda jau dabar. Aš mačiau per televizorių, kaip viena maža mergaitė iš Žemaitijos pasakojo pasakas juokingai. Ir aš ant jos labai pykstu, nes aš moku geriau pasakas už ją, žemaitiškai. Tet, vieną kartą gyveno mažas žiniuonis, kad rasėdavo per mišką. Galvo, iš kur čia tas grybsyras? Šizofrenija geriausioje savo formoje. Mantas Stonkus laimi 300 litų. Sveikiname jį. Apie ką buvo ta pasaka? Aš nežinau. Iš kur ta? Aš žinau, tik žiniaunį. Greps, iš kur? Tai jinai ėjo mergaitė ir pamatė grybą. Prie ko tas žiniuonis? Taigi dar iki jo nedaėjo. Taigi grybas žiniuonis. O dažniausiai būna, kad užsimeti grybų ir pasidarai žiniuonis.
Aš tau siūlau rizikuoti savo 300 litų, imti 4 minutę ir jeigu tau pavyks prajuokinti mūsų komisiją, tu laimėsi cielus 500 litų. Aš bijau, kad aš bairių nebeturiu. Tu imi 300 litų. Ne, nors palaukit. Turiu. Gerai, komisija susikaupiam. Mantai, ar tu imi 4 minutę? Taip. Tavo laikas prasideda jau dabar. Aš esu žmogus, kuris atvažiavo į Šilutės į laidą Prajuokink mane. Nu, čia porą anekdotų. Ką darytum su šunim, kuris neturi kojų? Išvestum į lauką patampyt. Ne, aš žinau kitą, kur sėdi jūreivis ir prie jo, žinai, šuniukas be kojų. Sako, o tai koks vardas, sako, kaimynas, sako, koks vardas šuniuko, koks skirtumas, kvies nekvietės, vis tiek neatbėgs. Tai čia buvo kitas variantas. Pasilapas tušės, jis ten nieko neturi. Ponios ir ponai, brangiai, Mantas Stonkus 4 minutę 19 sekundę prarauna mūsų komisiją ir laimi 500 litų. Bobutės paskola pasiruošus tau dabar duot 500 litų ir bėk iš čia. Mantai, aš tau siūlau imti 5 minutę, nes tau kol kas labai neprastai sekasi. Nu, aš taip norėčiau dar beišk pabūti. Pavart. Bet Pasėdėk prie džarovų. aš kažkodėl galvoju, kad vis dėlto, kad jūs esate tie deimantai humoro Lietuvos, o aš tik paprastas. Nežinau, ką daryti. Ką daryti? Aš galvoju, kad aš pasiemu tuos pinigus, nes jie yra didesni Bet tau gerai sekasi. negu aš uždirbu televizijoje. Tai aš ko gero atsisveikinsiu ir važiuoju į Plungę kastinę visiems statyti. Mantas Stonkus, prajuokink mane, laimi 500 litų, sveikiname jį. Aš visada galvoju, kad kažkas daro juokingai ir todėl kiti juokiasi. Bet vat, šitoj laidoje aš supratau, kad gali kažkas daryti kažką tokio, kur atrodo gyvenime nesijuokšiu, bet vis tiek juokiuosi. Ir aš nuo to labai stebiuosi, kodėl taip vyksta. Tai manau, kad komisija juokiasi todėl, kad mano nosis yra labai didelė ir visą laiką žmogus turintis kažkokią tai negalę, jis visą laiką yra labai juokingas.